Tai sveiki, šiandien kviečiu Jūs klausytis tokia sudėtinga, bet labai aktualia tema apie įsigaliosiančią pensijų reformą. Ir šiandien su manim yra du labai puikūs pašnekovai, kurie sakė labai detaliai mums viską paaiškins. Tai yra Lukas Macijauskas, investavimus.lt bendraįkūrėjas ir Synergy Finance fondų valdytojas. Sveiki. Ir Marijus Kalesinskas, vienas iš pensijų fondo Go Index įkūrėjų, turintis jau 30 metų patirtį investavimą. Labas. Sveiki. Tai aš pirmiausia, Marijau, norėsiu nuo tavęs ir pradėti. Gal truputį įvestum mus į kontekstą, tai kas tais 26 įvyks ir kaip tai palies kiekvieną iš mūsų ir visus gyventojus. Taip, tai iš tikrųjų ta artėjanti pensijų reforma daug pakeitimų įneša. Galbūt pradėčiau nuo gerosios dalies, tai yra tai, kad tiem, kurie yra sąmoningi, ruošiasi pensijai, naudoja tą instrumentą ir norės ir toliau naudot, tai jiems sąlygos nepablogėja, o pagerėja. Atsiranda šiek tiek daugiau laisvės, daugiau pasirinkimų, kai kurie dalykai truputį patobulinami ir yra visai neblogai. Na, iš kitos pusės politikai nusprendė pažaisti Zefyro testą su visuomenė ir atveria vartus, reiškia visiems, kas norėtų pasimti tas santaupas, kurios skirtos pensijai. Tai turėsim 2 metų langą ir tai yra turbūt esminis pokytis per tuos artėjančius 2 metus, tai 26 ir 27 metus. Pakankamai ilgas laikotarpis, galima bet kada, nesvarbu, čia nuo paties žmogaus prioritetų priklauso, kada jis norės kreiptis į savo bendrovę ir galės išsiimti visas santaupas. Bet atsiranda ir kitų galimybių, net tie žmonės, kurie nuspręs šitų langų nesinaudot, o tarkim turėt galimybę išsiimti dalį santaupų vėliau, tai tą jie galės padaryti net ir pasibaigus langui. Manau, labai svarbus pakeitimas yra tai, kad atsiranda galimybė sustreikavus sveikatai, rimtom lygom atsiradus ir panašiai, vėlgi atsiimti be jokių mokesčių visas santaupas tuo met, kada jų tikriausiai labiausiai reikės. Tai tą aš vertinčiau kaip net savotišką tokį nemokamą sveikatos draudimą. Ta prasme, tai jau iš kelių klientų esu girdėjęs būtent tokį požiūrį, kad jie yra nusprendę laikyti savo santaupas ir jeigu susidurs su tokia situacija, kad dar nesulaukus pensijos arba tik sulaukus pensijos, bet dar nepradėjus naudot, tų pinigų jie galės pasinaudoti. Na ir ten atsiranda ir daugiau galimybių 25% išsiimti bet kada, susimokant 3% sodrai. Na ir yra ir daugiau visokių pakeitimų, bet gal šiuo metu dar neapsikraukim visom detalėm, mes eigoje galėsim juos paliesti. Dėkui. Lukai, žinau, kad padarėt labai gerą auksinį darbą, kad žmonėms būtų truputį paprasčiau skaičiuoti, nes Excel'e tikrai neįmanoma sudėlioti šitų visų scenarijų. Investavimas.lt dabar turit skaičiuoklę. Gal tu galėtum truputį papasakot, kaip padarėt ir ką ten galima pamatyti? Jo, tai ta problema mes iškart kažkaip matėm, kad bus daug diskusijų, bus minčių, čia reik, nereik ir mes labai nemėgstam to anekdoto, kai būna, žinai, nesąmonė, reikia išsitraukti, arba ten žiauriai gerai, arba kokie ETF 100 kartų geriau. Tai mes, kadangi esam nepriklausomi, mes nevaldom nei pensijų, nei turim kažkokių ETF-ų, ta prasme, motivacijos ten pardavinėti ar panašiai, tai padarėm tokį kaip savo. Ta prasme, kad ar mamai, ar kaimynui, ar kolegai galėtum sakyti, susidėk tos skaičius ir pasiskaičiuosi. Ir pradžiai galvom, kad nedarysim, nes atrodė, kad tiesiog neįmanoma to padaryti. Nes ten tų kintamųjų yra, tiesiog tokia galybė, kur, atrodo, tik pradedi kažką jau modeliuoti ir tada žiūrėjau, kas čia. Bet po truputį dėliojom tos bazinius tokius esminius scenarius ir dabar, atrodo, priėjom iki tokio, kad jau atskiras kaip appsas čia pasidaręs ir žmonės ten matom, kaip komentuoja, kaip atranda tam tikrų dalykų. Aš ir pats atradau nemažai dalykų, besigilindamas, nes atrodo viskas aišku, bet tik paskaičiavus ir įsigilinus geriau pamatai, tai taip padarėm ir labai džiugu, kad šiandien galbūt pasišnekėsim apie tikrai svarbią temą, nes aš manau, kad tas antros pakopos atrakinimas yra, kaip sakyt, čia reikia jį žmonėm, manau, paaiškinti normaliai, atvirai ir skaidriai ir be nesąmonių. Tai ačiū tau labai, kad padarėt, aš pati ten 2 valandas praleidau, man padėjo sprendimus priimti.
Tai galvoju, pradėsiu dar nuo pačių tokių pradinių dalykų, tai kaip teisingai pasiskaičiuoti, ką aš atsiimsiu, ar turiu dar sumokėti GPM nuo sumos, kur buvo prieaugis, ar atsiimu viską tiesiog, ką sukaupiau ir kaip tada veikia sodros taškai. Taip. Tai iš tikrųjų GPM nereikės mokėti atsiimant per langą santaupas, o pasiskaičiuoti geriausiai prisijungus prie savo sodros paskyros arba tie patys pensijų fondų valdytojai, pensijų kaupimo bendrovės, įskaitant ir GoIndeksą, mes esam padarę tokią labai paprastą skaičiuoklę, kur yra viskas paaiškinta, reiškia ir paaiškinta, iš kur pasižiūrėti informaciją, kur prisijungti. Padedama prisijungti tiek prie savo fondo, reiškia pasižiūrėti, kiek esate sukaupę, pasižiūrėti sodros savo asmeniniai paskiroj, kiek įmokų buvo pervesta jūsų pačių, o kiek buvo pervesta iš sodros biudžeto ir iš valstybės biudžeto kaip skatinimas. Iš esmės, tas sumas, kurios buvo pervestos iš sodros biudžeto ir iš valstybės biudžeto, reiktų atimti iš to, kas jau pas jūs yra sukaupta ir žinosite sumą, kurią jums galima atsiimti ir nuo jos jokių kažkokių papildomų mokesčių nebus. O ta suma, kurią sumokėjo valstybė, tada konvertuojasi į sodros taškus? Visiškai teisingai. Tai tą sumą teks grąžinti į sodros biudžetą ir jie bus konvertuoti į sodros taškus. Santykių už maždaug 2200 eurų bus pridėtas vienas pensijos taškas, kas turėtų padidinti jūsų pensiją, kai jau jos sulauksite, reiškia sodros pensiją, maždaug 7 eurai, šiek tiek virš 7 eurų šiandieniniais pinigais vertinant. Tai čia apsimoka? Čia jau toks sudėtingesnis klausimas, nes čia priklauso ir nuo požiūrio, reiškia sodros pensija skirtingai nuo pensijos dalies, kuri bus mokama iš kaupimo, ji nėra paveldima, nėra labai akivaizdu, kaip apskritai bus su tuo sodros biudžetu tuo metu, kai kiekvienas žmogus sulauksim to pensinio amžiaus ir kokia bus to taško vertė, mes galim tik turėti lūkestį. Tai va tie žmonės, kurie optimistiškai žiūri į sodros biudžetą ir perspektyvas ir, galbūt, reiškia, tikisi, kad tų taškų vertė didės ir ateityje ir reikšmingai, jie gali matyti, žiūrėti optimistiškai ir pozityviai, kad, tai bus šioks toks priedas prie pensijos. Bet aišku, kaupiai ir sukaupiai virš 2000 ir tau pridės vieną tašką. Sunku pasakyti, ar čia jau geras toksai dylas, reiškia, kiti žmonės, kurie galbūt racionaliau vertina, kokia mūsų demografinė situacija Lietuvoje ir tos tendencijos ir supranta, kad, šiandien to dar nėra, bet po 10-15 metų, turėsim mes valstybei didelių įtampų dėl demografijos ir tame tarpe ir su sodros biudžetu. Tai ta dalis, kad padidės sodros pensijos taškų, atrodo galbūt su tam tikrais klaustukais, kiek tie taškai tuo metu bus verti. Man atrodo labai, Mariau, diplomatiškai atsakei į klausimą. Aš stengiuosi diplomatiškai, bet manau, kas nori, tas gali suprasti, kokie iššūkiai. Taip. Tai gal dabar nerkim giliau, pagalvokim apie tuos scenarijus ir galvoju pradėti gal nuo mažesnių pajamų žmogaus, ar ne? Pavyzdžiui, įsivaizduojant, aš įvedžiau vakar į skaičiuoklę, kad jeigu žmogus uždirba ant popieriaus 1500, tai mažiau negu Lietuvos vidurkis, ar ne, yra sukaupęs 5000, 2000 iš jų yra valstybės dalis, ar ne? Tai sodros pavedimai. Skaičiuoklė rodo, kad vienareikšmiškai antra pakopa tokiam žmogui apsimoka. Taip? Taip ir yra. Čia, aišku, jūsų, Lukai, jūsų komandos darbas skaičiuoklė ir aš, kaip pensijų kaupimo bendrovės atstovas, tai vertinu labai gerai, kad atsirado tokia nešališka, skaičiuoklė, nes mes irgi turim GoIndekso padarę skaičiuoklę, jinai truputėlį kitų kampų žiūri į dalykus ir aš visada irgi rekomenduoju žmonėm besidomintiem pasižiūrėti ir tą skaičiuoklę, bet tai yra pensijų kaupimo bendrovės, o jūs esat visiškai nešališki, neturit tame jokio verslo intereso. Tai ten, manau, kad toks tikrai objektyvus bandymas suskaičiuoti ir jame irgi aiškiai matosi, kad mažesnių pajamų, vidutinių, sakyčiau, ir mažesnių pajamų žmogui, tikrai kitaip neįmanoma suskaičiuoti, tiesiog prie normalių prielaidų gaunasi, kad geriausias kaupimo rezultatas yra antroji pakopa. Ir net išnaudojant tikrai labai geras sąlygas darbdavio įmokos,
neina pasiekto paties rezultato, jeigu žmogus yra mažesnės pajamas gaunantis. Taip, tai mažesnių pajamų, kas gauna, tai skaičiuoklė labai aiškiai parodo, kad yra tas nemokamų pinigų iš oro nusileidžiančių 32 eurų efektas, kas galbūt atrodo, nėra čia tada didelė tokia kaip suma, bet per ilgą laikotarpį jinai susirenka. Tas 32 eurai tai yra grynai valstybės tokia paskata, 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Mes skaičiuoklį esam suindeksavę, kad jinai didės. Tarsi daug dalykų įvertinom tokių, sakyti, ir kad pajamos didės, ir kad suindeksavom ir tos taškus, ir viską tam darėm, bet akivaizdžiai matosi didžiulė nauda, kiek susirenka pinigų per investavimą ir per tas visas valstybės, kaip sakyt, paskatas, kad praktiškai jeigu sukaupiam tokiai mažesniau pajamų, kaip sakyt, dalyviuje, apie 200 000 vos negalima sukaupti, įmam ten 35 metai, kad startuoja, kad ten apie pensijos metu išeinant gali būti 180 000, ten 200 000 sukaupta suma, iš kurios apie 70-80 000 gaunasi tiesiog to sukaupimo iš to, kad valstybė vedė pastoviai pensijų fondą ir jie dar uždirbo. Ir čia esminis galbūt dalykas, ko visuomenė ne iki galo galbūt supranta, nežinau, ar politikai supranta, bet sudėtinių palūkanų principas yra vienas mažiausiai galbūt suprastų dalykų finansuose, toj žmonių, kaip sakyt, paprastų žmonių, kurie nesidomi tais finansais, tarpe, nes niekas negali patikėti, kad 32 eurai per mėnesį gali keisti kardinaliai tavo gyvenimą po 30 metų. Ir aš sakyčiau, kad būtina labai gerai įsivertinti tas pagundas, ką tu veiktum dabar įsitraukęs tos pinigus, nes nemokamų pinigų atrodo, kad nebūna, bet kol kas šitoje vietoje jie yra. Jie iš valstybės biudžeto, tai iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, bet jie yra tiesiog labai reikšmingi. Jūs reikia pasimti dar, nes būtent tu gali jų nepasimti. Tai, kaip sakyt, tau vis tiek reikia padaryti tą pirmą žingsnį ir žengti jį, nes kad ir tie pinigai visų, ir jie visiems atitenka tie sausainiai, bet ne visi net ateina pasimti tą sausainį. Tai aš sakyčiau, kad ypač mažų pajamų žmonėm, čia yra puikus instrumentas ir būdas sukaupti ateičiai ir skaičiuokliai, manau, pasižaidę, visi galėtų atrasti savo netikėtumų. Taip. Tai aš tik tai dar, kad žiūrovai suprastų irgi pasakau, kad skaičiuoklė skaičiuoja, kai būtų antroji pakopai, trečioji pakopai ir lygina su ETF fondais. Tai čia dažniausiai toks pasitaikantis, ką žmonės sako, kad darys išsitraukę. Panagrinėkim tada, kaip keičiasi situacija, jeigu aš esu vis tik tai didelių pajamų žmogus, ar ne, sakykime, turiu 50 000 sukaupus, ten 10 iš kurių pridėjo valstybė, ar ne, ir uždirbu, sakykime, 8 000 bruto. Koks scenarius tada apsimoka labiausiai? Vis tiek antra pakopa yra tiek efektyvus mechanizmas, kaštai ten yra maži palyginus su alternatyvom, nėra apmokestinimo, kai jau reikės išsiimti ir naudoti tas santaupas, nėra tų GPM ir panašiai. Ir plus, aišku, tas skatinimas iš valstybės biudžeto. Aišku, didelių pajamų žmogui tas skatinimas jau praranda didelę reikšmę, tačiau tiesiog dėl tos antros pakopos efektyvumo palyginus su alternatyvom, su trečia pakopa, su investavimu į ETF'us, antroji pakopa jūs rezultatą gausit geriausią, vėlgi imant tą patį standartinį pavyzdį, vidutinį amžių, 35 metų amžiaus žmogus nusprendžia naudotis. Išskyrus vieną atvejį, jeigu atsiranda įmokos iš darbdavio. Tai jeigu įmanoma didelių pajamų žmogui susitarti, kad darbdavys darytų įmokas, o ne jis pats mokėtų į trečią pakopą, tai trečioj pakopoje rezultatas gaunasi geriausias dėl darbdavio įmokų. Tai toks jau pasikeitimas. Žemesnių pajamų žmogui net ir darbdavio įmokos nepakeičia rezultato ir vis tiek antra pakopa duoda finansiškai geriausią rezultatą. Didesnių pajamų žmogui jau tikrai verta kalbėti su darbdaviu ir susitarti, kad visgi darbdavys darytų įmokas, nes darbdavio įmokom Lietuvoje yra tiesiog didžiulis skatinimas. Jos nėra apmokestinamos nei gyventojų pajamų mokesčių, nei valstybinio socialinio draudimo mokesčiais. Tai yra didžiulis sutaupimas tiesiog, kad yra skatinimas iš valstybės per tas mokestinės lengvatas.
Lukai, gal ir turės komentarą, žinau, kad jis sakęs, kad čia aukso kasykla. Tai čia yra frimonė. Užsienyje, Amerikoje, pavyzdžiui, ir kitur yra skatinamas tas taupimas ilgalaikis. Jis nėra čia naujiena Lietuvoje. Čia mes gerokai atsiliekam, gal taip sakyčiau, pagal visą tą mūsų, jauna šalis, nieko negali pykti, daug perversmų, daug idėjų. Bet yra natūralu, kad kažkaip skatina kaupti, nes visos šalis vis tiek galvoja, kad kai žmogus išeis į pensiją, kad jisai turėtų tų daugiau pinigų, reiškia, jisai pats galės labiau savim pasirūpinti. Ir tai visuomenė visai geriau. Visiems tai yra geriau, jis turės daugiau pinigų vartojimui. Tai dabar tas skatinimas per darbdavį, tai jisai, ir mūsų skaičiuoklė rodo, kad jisai lenkia dažnų atveju ETF-ą prie didelių pajamų. Jisai lenkia antrą pakopą. Trečios pakopos esminis dalykas, gal dar sakyčiau, yra tai, kad tu gali bet kada išsitraukti, kai sulauki 60 metų, tu gali išsitraukti visą sumą neapmokestinamą GPM-ų. Nuo investicijų tai per ilgą laiką susikaupė labai didelė suma ir daug kas tai vėl nesupranta. Ten nebus to GPM-o, koks skirtumas, tiek ten nieko neuždirbė. Tai mes pasižiūrėjom, kad, ne tai, kad pažiūrėjom, čia yra labai savaime aiškus dalykai. Čia skaičiavimas. Čia nėra kažkokios nuomonės. Ir tų prielaidų gali būti įvairiausių. Čia dar pasakyčiau, kad skaičiuokliai galima pasižiūrėti. Mes darėme prielaidą tokią. Tas standartinis, galbūt numatytas atvejis, kad trečia pakopa kainuoja grubiai apie procentą, toks išlaidų rodiklis. Apie procentų atsiliks nuo pasaulio akcijų indekso. Mes tokią darėm prielaidą pirminį. Bet vėl ne visi fondai. Tai čia bus niuansas, kad ir mums galbūt taip keistai, kai kurie netaip labai skaniai pasirodė kai kurie rezultatai, nes trečiai pakopai 1% imam, antrai pakopai 0,7. Tokia kaip standartinė variantą, kad bent jau tiek atsiliks nuo indekso tas fondas, vadinkime. Bet žiūrint per skirtingus valdytojus, yra labai skirtingi tie mokesčiai. Ir aš manau, kad visuomeniai dėl to gali atsirasti tam tikrų nesusipratimų ir sakys, ką čia pasakoja dabar, jeigu pasmėte nesueina skaičiai. Aišku, dabar turbūt paskutiniu metu sueina skaičiai, nes buvo gana geras periodas. Akcijos brango ir ten vis agresyvesni tie planai uždirbo daugiau, nes akcijos buvo geriausio turto klasė, obligacijų buvo prasčiau. Bet žmonėms ne iki galo galbūt aišku, kodėl ten gerai ir blogai, tai reikia dar pasižiūrėti į tai, kokie yra valdytojo kaštai. Tai va čia gali būti atveju, kad net ir antra pakopa netraukia. Ta prasme, kad antroji pakopai sukaupia mažiau. Jeigu pasirinks. Jeigu brangiausia. Brangų labai fondą, taip. Tai va čia pasižiūrėjus, jūs galėsit dar pamatyti ir galbūt nueiti pas savo valdytoją. Aš sakyčiau, labai gera praktika. Mes visiškai neutralūs. Mums teks ir nemokėjo už tą podcastą, už šitą laidą. Mes tiesiog visuomeniai norėjom padaryti tokį kaip švietimo tikslais, kad tai būtų toks neutralus. Kad galėtų žmogus paklausti klausimo realiai, vienoje vietoje, kodėl pas mane yra brangus tas fondas, o kodėl ten pigesnis, ar jis ten geresnis ar blogesnis, nes dažnai gali pasirodyti, kad tas pigesnis tai kažkoks blogesnis. Maždaug pigaus daiktas, tai blogas daiktas. Ne, tai čia ilgoji distancijai efektyvumas yra esmė. Ir jeigu sudėlioti teisingai trečią pakopą per darbdavį su pigiausiu to, vadinkim, arba mažiausiai nuo indekso, kuris atsilik, taip atrodo galėtų atsilikti nuo ilgojų distancijų pensijų fondų, tai yra sunkiai permušamas momentas, turint omeny, kad visą sumą be GPM sukauptą galės išsiimti ir jeigu taip jau nutiko, kad sukaupai daug ir tu nori finišuoti pensijai Tuskanoje auginti vynogės, išsiemi ir važiuoji auginti. Italai, sakyt, senstanti visuomenės yra atsiras vynogynų. Problema. Vynogynų be priežiūros bus. Tai va čia yra, manau, laisvė, trečia pakopa suteikia didžiulę laisvę. Ir darbdaviams, aš tai sakyčiau, čia vėlgi diskusijoje turim šviesti vieni kitus ir čia mes juokavom, kad čia buhalterių košmaras, čia atrodo viskas bus labai sudėtingai, čia nieko sudėtingo nėra, realiai. Kai jau yra skaičiuoklė. Suprasti pradžią reikia naudą, bet jeigu naudą supratus, aš tai kelčiau darbuotojų darbovietėse tą klausimą. Žiūrėkit, jeigu mums nupirkot PlayStationą ir yra stalo tenisas, stalo futbolas ir ten jau mes turim sofas ir galim šunį atsivežti į ofisą, kodėl man neišeina pasinaudoti valstybės super lengvata ir gauti daugiau pinigų į mano trečios pakopos pensijų fondą. Trečia pakopa IGD tą patį turi režimą, ne? Ir šitoj vietoj
kažkaip apsiriboti, negauti tos naudos, bent jau neišdiskutavus, man yra tokia problema. Daug kas galvoja, kad čia gal sudėtingai, be abejo, negalima dabar pertvarkyti to, kad jeigu gauni ten, tarkim, 5000 ant popieriaus, pavyzdys, ne? Ir dabar sakai darbdaviui, kad man dabar mokėk ant popieriaus 4,5 ir likutį ten... Ne, čia nėra cool. Bet, vis tiek gyvenimas tęsiasi. Gali taip nutikti, kad pakels algą. Taip, visiems daugumai. Arba premija. Taip, galima premija. Tai yra VMI išaiškinimas, jisai yra gana išsamus, ilgas, bet esmė yra tokia, kad sutarti su darbdaviu, susimažinti atlyginimą ir dalį jo pervesti kaip darbdavio įmokas į trečią pakopą negalima. Tai jau būtų laikoma nekorektiška mokesčių prasme, tačiau tuo metu, kai svarstomas atlyginimo kėlimas arba kažkokios premijos metinės ar ten ketvirtinės kažkokios iš anksto, kur nėra žinoma, kokia jinai bus, tai tokiu atveju VMI traktuoja, kad galima sutarti su darbdaviu, kad būtų tokia papildoma nauda skirta. Ir aš visiškai sutikčiau, aišku, aš dirbu toje srityje ir daug domiuosi, daug žinau, bet mano galva tai yra žymiai svarbesnė ir žymiai geresnė darbuotojų nauda negu ten stalo futbolas ar dar kažkas. Tai tik tai tiek, kad Lietuvoje tai populiarėja, šiaip sparčiai daugėja darbdavių, kurie tą daro, bet tai dar nėra tapę masiškų dalykų, kad jau visi darbdaviai tikrai svarstytų šitą opciją. Aš manau, kad šita reforma jį gali paskatinti. Iš tikrųjų, jį natūraliai paskatins visus pasidomėti tom pensijų pakopom ir šitas klausimas tikiu, kad jisai vis dažniau iškils įmonėse. Čia aš gal tik tais labai paprastai žmonėm. Čia nėra jokių raketų mokslo. Čia yra labai paprastas dalykas. Jeigu, sakau, gaunat 3000 ant popieriaus, panašiai, jums planuoja kelti algą 10%, pavyzdžiui. Tai dar 300 eurų. 300 eurų, jūs galite sakyti, nekeliam mano tos algos ant popierinės, o tos 300 eurų veskit tiesiai į mano pensijų fondą, trečios pakopos. Ir viskas. Ta prasme, čia tiek tų mokslo. Čia nereikia kažkokių laužyti įmonės, kaip sakyti, principų. Ir juolab, kad žmogui neužsirakina tie pinigai trečioje pakopoje, jisai, jeigu jam tikrai labai prireiks nesulaukus pensijos, jis bet kada galės išsiimti. Taip, jam reikės susimokėti nuo prieaugio GPM. Bet tai yra, sąžininga, ta prasme, net ir paprastai kažkur investuojant nuo prieaugio teks susimokėti tą patį GPM. Taip, kad nieko kaip ir neprauksi anksčiau. Jeigu išsitrauksi, taip. Bet jeigu išlauksi. O jeigu išlauksi iki tų 60 metų ir tada atsiimsi, tai nereikės nieko mokėti. Ir kaip Lukas pabrėžė, tai bus didžiulis skirtumas, nes per ilgą laiką didžioji santaupų dalis ir bus investicinis prieaugis. Tai nebus tai, ką įmokėjom, o bus būtent tai, kas buvo uždirbta tos palūkanos ant palūkanų, sudėtinių palūkanų efektas. Ir čia tikrai verta pasimti skaičiuoklę ir pasižiūrėti, kiek tai galėtų būti, kad pamatytų tos skaičius ir tie skaičiai, kaip paskaičiuoji, ta prasme ir įvertini tą ilgesnį laiką, jie yra pakankamai reikšmingi. Bet tai čia dar gaunasi, kad turi 40% išlošį, nes ar ne, pavyzdžiui, iš tavo to pavyzdžio, kad tai tuos 300 eurų, tai jeigu aš juos imčiau kaip algą, tai aš sumokėčiau pilnus mokesčius nuo to, taip, bet o čia darbdavys tiesiog 300 tiesiai įdeda nieko nemokėdamas ekstra, ne? Visiškai tai. Grubiai į rankas gautum ten turbūt 160 ar kažkas to. O čia gal ten gal net dar, kažkas ten tos eilės, tai galėtum už to 160 taip gauti šiandien ir jos kažkur išleisti, bet kitus vertus gali gauti 300 ir jos sudarbinus su sudėtiniu palūkanų principu važiuojant, mes skaičiavom su 8 su trupučiu procentų metinė grąža, nes 20 metų pasaulio akcijų indeksų grąža buvo tokia. Taip. Galima ten paspausti pesimistinį, optimistinį scenarijus, ten galima pasižaisti tą grąžą, tai čia vėlgi neišlempos įdėjom tą skaičių ir gaunasi labai reikšmingos sumos, labai reikšmingos sumos ir aš sakyčiau, tai tikrai gali tam daugam nuimti įtampą. Kaip aš gyvensiu ten tai pensijai? Pensijos mažos, ten visi supranta, kad ten reikia kažkaip prisidėti. Bet ką aš ten sukaupsiu? Ir kai pamatai, kitiem pamato tą skaičių, ką tu ten sukaupsi, tai tu lauksi tos pensijos jau dabar. Keičia situacija. Ir aišku, tas pensinis amžius gal ir ilgės, ir čia visų kitų dalykų bus, bet ta suma, jinai tikrai, aš visiems rekomenduoju. Susiveskit, pasižiūrėkit tą skaičių, gal atrodys kažkaip per gerai, čia viskas atrodo. Bet taip yra. Susidėkit į Excelį tada, su kalkuliatorium, naikit pas buhalterius, kas moka skaičiuoti, ir jums tą patį turėtų pasakyti, kad gaunasi skaičiai reikšmingi.
Ir visuomeniai tai yra, nu, kaip sakyti, čia yra svarbi detalė, kurią reikėtų mums nepriklausomai nuo ką kas veikia. Manau, kad visi, kas supranta kažką apie tą temą, jie turėtų pasisakyti ir nesėdėti krūmuose, nes tos kritikos visą laiką mes galim sulaukti, nu, kad čia, nu, visokių tų sąmokslų teorijų, čia tas anas ateiviai nusileis, čia, žodžiu, negali žinot, kas čia nutiks. Bet blogiausia yra nieko nedaryti. Ir va, kaip kalbėjom, ta prasme, kitus maloniai nustebina, aš esu girdėjęs ir tokių situacijų, kai sako, aš net nežinau, kur ten kaupiu. Ir dabar kažkur pajudino tą klausimą, kažkokiam ten senam bankė. Atsidarau ir ten kažkoks 15 000 ar ten 25. Kas čia dabar? Žmogus buvo pamiršęs. Buvo pamiršęs, nes jau ten, nu, jau ten tie finansininkai man nusuko kažką, jau ten mažiau algos gavau. Bet, nu, maloni detalė. Problema Lietuvoje yra ta, kad pas mus yra trumpa ta istorija. Čia reiktų pabrėžti. Ir mes labai dažnai girdim turbūt iš tos vyresnės kartos pavyzdžių, kai sako, vat, mano tėvai, ne, ten dabar vat, jau tam pensijos artėja arba jau sulaukia ir panašiai. Ir ten pasižiūrėjom, sukaupė ten, nu, varganus ten 20 ar 15 000, kur dabar nupirks anuitetą ir ten gausis pat 7 eurus per mėnesį. Nu, nesigaus tiek, bet ir tokį, kaip patikimas yra toks situacijos, ne, patikimas neteisingas. Jisai faktas, kad taip gavosi, bet tiesiog kaupimo laikotarpis buvo trumpas, nes ta pensijų reforma ir apskritai tas kaupimas antra, trečia pakopa, tas toksai... 20 metų grubiai. Taip. Visas stebuklas nutinka, kai tas laikotarpis ilgėja. 25, 30, 40. Taip. Ir čia ypač, sakyčiau, reikėtų, nu, jaunimui, kas yra 20 metų, jų skaičiuoklės rezultatai, čia telpa ekraną ten. Tikrai galima gerą rezultatą pasiekti. Iki milijono galima daryti. Mes ir indeksavom ir dabartiniais pinigais, kas ten gaunasi, kad pajusti, nu, nesakys, sako, koks skirtumas, 30 metų tas milijonas. Ok, padarėm šiandieniniais pinigais skaičiavimą. Tai čia yra labai svarbus dalykas ir aš tikrai visiems siūlyčiau, nu, nedaryti emocinių tų tokių sprendimų, pasitarti su tais, kas galbūt kažkiek, nu, gali skaidriau paaiškinti. Jo, čia su tom pensijų valdymo įmonėm, kurios galėtų paaiškinti, iš kur čia atsiranda, kodėl atsiranda, nes jūs nemokamai gali pakonsultuoti. Čia yra nemokama šiaip konsultacija finansų, aš taip sakyčiau. Nu, daugelis turbūt valdymo įmonių visai kelia ragelį. Įsivaizduoju, įmanoma prisiskambinti ir šito klausimu pasikonsultuoti. Mūsų skaičiuoklė neutrali, tai tarsi kaip ir galima pasižiūrėti, aš sakyčiau, nebei tampos. Ir jeigu sueina tie skaičiai, nu, pasitikslinkit ir... Kas dar labai patogus skaičiuokliai, kad gali pasirinkti tuos visus fondus, tai praktiškai visus ir providerius ir turit, kurie yra Lietuvoje. Aš galiu pasakyti, mes sudėjom tuos pagrindę fondus, kurie yra sekantis arba bando arčiausiai būti pasaulio akcijų indekso kaip investavimo koncepcijų. Ne visi jie taip daro. Kodėl tai daro? Kodėl mes taip nusprendėm? Nes remiantis tyrimais nėra jokio pagrindo manyti, kad valdytojo talentas kažkiek gali įtakoti geresnius rezultatus. Nėra tokio. Per ilgą laiką. Per ilgą laiką tiesiog tyrimai rodo, kad per ilgą laiką indeksas atlaikys turbūt geriausiai ir prezidentų pasikeitimus, karus, madas, jis tiesiog išgyvena ir tyrimai tą rodo. Tai tikslas yra, turbūt, aš taip turbūt žiūrėčiau, rinkčiausi tą, kuris arčiausiai yra to indekso sekimo filosofijos galbūt. Ir džiugu, kad dabar atsiranda jau Lietuvoje tokių ir vienas, ir kitas. Ir aš manau, kad mes apie tai šnekam kokius 20 metų jau. Ir man labai džiugu, kad jau atsiranda. Nes jau nebėra, kad čia kažkokia sąmokslo teorija. Tai yra savaime aišku, nes tas investavimas ir tas pensija, aš įsivaizduoju, čia kaip vanduo yra. Nu, tai turi vanduo būti kaip žaliava, kaip commodity, kaip šoks. Tu gauni elektrą. Nu dabar aš gaunu geresnę ar blogesnę elektrą. Nu jinai arba veikia, arba neveikia. Aš norėčiau gauti arčiausiai tos, nu, efektyvios elektros arba vandens. Ir kad nebūtų uždėta per daug ten bereikalingų kažkokių prieskonių tam vandeniui. Ne, man užtenka standartinio vandens, viskas gerai. Tai taip kardinaliai keičia rezultatus įvairūs nukrypimai. Tai mes žiūrėjom į tuos fondus, kurie yra arčiausiai to pasaulio akcijų indekso, be abejo, dabar tas SG... Ir net tarp jų yra skirtumai. Tarp jų yra reikšmingi skirtumai. Reikšmingi, nors ir deklaruojant, kad pasaulio akcijų indeksas kažkoks yra kaip artimas benchmarkas, vis tiek skirtumas. Ir aišku, mes įdėjom 2 parametrus. Šiaip įdėjom atsilikimą nuo indekso, mes jį atnaujinsim dar periodiškai, ne visi
tie fondai galbūt trečios pakopos turi, kurie jau norėtume įtraukti metų istoriją. Tai manau, kad lapkričio gale, gruodį jau atsinaujins dar daugiau, šių metų rezultatas bus jau tokie tikrasni tie rezultatai, žiūrėsim, kiek atsilieka, nes valdymo mokestis gali būti viena, kad jis, tarkim, 1%. Bet jeigu fondas atsilieka 3% per metus nuo to indekso, tai čia yra tragedija šiaip. Be abejo, nebūtinai čia jisai visą gyvenimą taip atsilikinės, bet tai jau yra tam tikras indikatorius, kad mes jau ką kalbam seniai, kad geriausiai neimprovizuot ir tie, kas mažiau improvizuoja, to, kad daugiau uždirba. Tai Bet čia žinai, kas yra įdomiausia, kad jūs abu turit turbūt 20-30 metų patirtį investavime, dar ir daktaras esi finansų ar nesrities. Ir taip šneki, bet aš žinau po visų, pavyzdžiui, mano pasisakymų Facebook'e apie pensijas ir būtent indeksus, aš visą laiką gaunu 100 žinučių prisiekiu iš vyrų, kurie sako, eik tu, aš išsitrauksiu, aš čia viską geriau padarysiu, čia te fondai ir visi yra su Toyotom tie žmonės. Nei vieno nemačiau su Aston Martinu. Taip. Ne, tikrai mes tą problemą turime ir mes ir mokymus turime apie tai. Ir mano disertacija apie tai yra, kad ilgoji distancijoje grubiai ta iracionali elgsena yra vienas iš pagrindinių faktorių, kodėl žmonės neuždirba daug investuojant. Ir kad talentas jisai labai praktiškai neegzistuoja ilgoji distancijoje. Yra tam tikri taktiniai sumetimai, kuriuos tu gali taikyti, bet yra labai toks statistika paremtas, galbūt nuobodus reikalas ir investavimas, ne tas apie tą, kad daug kas šneka, apie tą romantiką, kad oi, čia ištrauksiu, palaikyk kalą, čia dabar 1, 2, 3, čia pavarysim. Ne, čia yra svaigalai. Taip. Ir aš gaunu to. Ir mes Discordo turim kanalą ir ten irgi diskutuojam dažnai ir ateina. Ir mes, aš sakyčiau, žmonės nori lošti. Taip, man primena lošimą. Ir galvoja, kad išloš. Jiems reikia donos ir žaidimo. Tai aš sakyčiau, tas investavimas toks aktyvesnis, jisai dažniausiai paslėpta yra priklausomybė lošimo. Ir čia yra kita problema. Tai sakyčiau, pensijų fondai išsprendžia tą. Aš dar turiu dar vieną komentarą, prisiminiau, kad yra įdomi, duomenys, yra statistika, tai mes irgi girdim nemažai žmonių, kurie sako dabar laukdami tos reformos, kad kai bus galimybė jau per tą 2 metų langą, kažkada nebūtinai pradžioje, nes ten gali apsimokėti luktelt iki pabaigos to, pavyzdžiui, lango, daugiau tos subsidijos gauti ir panašiai, bet jau sprendžia, kad aš paimsiu ir investuosiu pats. Tai čia tokia yra gana populiari tema, kai žmonės daug kas galvoja, kad aš pats investuosiu visų pirma ir padarysiu geriau. Tai Lukas jau paaiškino, kad geriau padaryti yra, arti neįmanoma. Gal įmanoma, bet labai labai sunku. Ir tikimybė yra prieš jūs. Bet didžiausia problema yra ta, ir ką mes matėm pasinagrinėję Estijos reformos duomenis, kad žmonės net planuoja pasiimti ir investuoti, bet to nepadaro. Tai Estijos reformos duomenys yra tokie, ten irgi yra centrinio banko padarytas tyrimas, tai nešališkas šaltinis ir jie pasižiūrėjo, kaip žmonės išsitraukia pinigus iš antros pakopos naudojo metus, nes ilgiau jau po to susimaišo, atsiranda daug naujų faktorių ir ilgesnio laikotarpio nelabai verta matuoti, bet per metus. Ir tai buvo nuostabu ir siurprizas ir man pačiam, kad apie 50% tų išimtų lėšų iš antros pakopos jos ir liko stovėti einamosiuose sąskaitose arba geriausio atveju indėlį. Su ten 1,5%. Taip, ten galbūt 1,5% uždirbo, kai kur ir 0 uždirbo. Ta prasme, vietoj to, kad tie pinigai vis tiek buvo investuojami su 6, 7, 8% metinė grąža, o čia buvo ištraukti ir jie stovi. Ir tas teorinis motyvas, kad aš įsitrauksiu ir investuosiu, tai jisai suveikia tik tai 5% tų išsitraukusių. Tai labai mažas skaičius, kurie... Tai vat kaip skiriasi teorija nuo praktikos. Žmonės sako, tai aš čia galėsiu, paimsiu ir čia man bus lengva labai pačiam investuoti ir to nepadaro. Tai antra pakopa yra tiesiog toksai, iš vienos pusės priverstinis mechanizmas, bet jisai daug ką išsprendžia, jis mums daug ką numeta nuo mūsų pečių daug rūpesčių, nes jos tiesiog pasirūpina, tiesiog įdarbina pakankamai efektyviai ir ta visa iliuzija, kad aš paimsiu ir padarysiu geriau, jinai praktikoje netaip lengvai realizuojasi. Čia kaip mes kažkada esam juokavę, kad panašiai kaip su sportu, ta prasme mes daugelis sakom, tai aš bet kada galiu nueiti į sporto klubą. Aha, bet tai, o kiek nueina, ta prasme, koks procentas nueina reguliariai ir tą daro disciplinuotai. Tai, kad tu gali, nebūtinai reiškia, kad tu tą praktikai darysi. Čia jau žmonių elgsena.
Aš dabar tokį čia siaubingą komentarą pasakysiu, bet spėjant ar ne, taip žiūrint į psichologiją visą, kaip paprastai žmonės elgesi, aš spėčiau, kad po 30 metų mes matysim, kad moteris geriau sukaupia pensijas negu vyrai po šitos reformos, nes tiesiog vyrai ir labiau lošti linkia, ir labiau confidence turi, kad patys geriau pavarys, o moteris tokios... Ai, nežinau, čia kažkaip palikau ten, tegul fondas rūpinasi ir bus ilgoji perspektyvoje išlošti. Labai realu, nes, kiek man yra tekę matyti tarptautinių tyrimų, Lietuvoje tiesiog dar mes turim per trumpus laikotarpius, nelabai yra tokių tyrimų, bet užsienyje rinkose, kurios veikia ilgalaikiam investavime, dažnai matau, kad moteris pasiekia geresnių rezultatų. Vat dėl tų pačių tavo įvardintų priežasčių, galbūt dar kažkas tai prisideda, jos paprasčiau žiūri ir labiau disciplinuotai ir galbūt kukliau save vertina ir nesiranda tada to lošimo galimybių ir tai duoda geresnį galutinį rezultatą. Šiaip įdomu, estų būtų pavyzdys jo, čia gera, kaip ar pagal lytį keitėsi tas ištraukimas. Tai mūsų irgi praktika tokia ir tyrimai beje tai rodo, kad moterų rezultatai ilgainiui yra geresni dėl labai paprastos priežasties. Tiesiog moteris mažiau prekiauja, mažiau daro sandoriai kainuoja ir tas moteris nėra, kad geriau žino, kas bus. Tiesiog jos mažiau išleidžia komisinės. Va, ir visas tas ir ten labai paprastai skaičiavo, jeigu ten esi išleidžia 1,5% mažiau nuo to prekybos kašto, jos 1,5% daugiau uždirba. Per ilgą laikotarpį vėlgi daugiau gaunas ir dėl to jų geresni rezultatai. Ir mes ir savo versle, ir savo investicijų valdyme matom, kad taip, moteris kažkaip, daugam keistai atrodo, bet moteris žymiai geriau perneša tas turbulencijas reikia. Nes jūs turi planą ir važiuoja. O vyrai nori, o čia biškai parduosim, čia biškai pamakalosim, čia išeisim, įeisim. Tai yra kita rizika, aš ką norėjau pasakyti, kad šiaip yra likvidumas, yra pridėtinė vertė, ne, kad likvidu, kad gali bet kada išsitraukti, kaip fainai. Bet tam tikrą prasme yra skirtingų diskusijų būna, kad sakoma, kad tam tikrą dalį galbūt gerai visai turėti ir nelikvidžiai. Nelikvidžiai, tai, pavyzdžiui, antra pakopa, visiškai jokio likvidumo. Apsaugo nuo savęs paties, ar ne? Nes tu negali paspausti mygtuko, ištraukit mane dabar, nes dažniausiai žmonės spaudžia mygtukus ne tada, kai pakyla, o tada, kai nukrenta. Ir čia yra visiškai psichologija. Ir su jie, kaip sakyt, tas priverstinis toksai, kad tave įgrūdo ten ir tu negali ištraukti, čia yra ir pliusas ir minusas, nes minusas taip, kad, jeigu prireiktų tų pinigų daug, kažkokia nelaimė ar panašiai, tu jų negali ištraukti iš antros pakopos. Bet kita vertus, sukaupimui, aš sakyčiau, tai yra geresnis potencialas, nes tu negali padaryti tos klaidos, sustresavęs, be reikalo, ir išsitraukti jų nelaiku. Tai va čia yra. Ir dar beje šiaip, skaičiuokliai, fun fact, aš sakyčiau, man kas buvo, pavyzdžiui, naujiena. Nes daug kas sako, kad negali išsitraukti iš antros pakopos nieko. Maždaug sulauksi tos pensijos ir labanakt. Ten gausi kažkokią ten tą nuitetą, ne, kažkokią ten tas išmokos ir, žodžiu, kaip fainai. Ir paskaičiuoju, ką aš ten gausiu, daug negausiu. Tai o kur tai mano pinigai dingo? Tai pasiskaičiavus yra tos keli kriterijai. Tai 25%, kad gali ištraukti nuo question savęs bet kada, vieną kartą gyvenime, iki pensijos, ne? Taip. Ir dar yra dvi tokios taisyklės, mes vadinam 10% taisyklę, ten iki tam tikros sumos, jeigu nesukaupiai, tu gali ištraukti viską. Ir jeigu sukaupiai virš tam tikros sumos, gali išsitraukti viską, virš tos sumos. Ir čia yra, manau, labai nesuprastas irgi dalykas, kad jeigu tu sukauptos sumos susirenka didelės, ir, pavyzdžiui, tam jaunuoliui, kuris dabar pradėtų kaupti, susikaups milijonas, pavyzdžiui. Ir ten gali būti, kad ta riba bus suindeksuota kokia 250 000 tuo momentu, virš kurios viską gali išsitraukti. Tai didžiąją dalį gali. Didžiąją dalį galima bus išsitraukti. Tai šitas yra, kaip sakyt, jis labai labai mažai, aš niekur negirdžiu, kad taip šneka kas nors. Tai reiktų pasižiūrėti ir įvertinti tuos variantus, tuos realius scenarius, ką tu nori padaryti su savo pinigais išeinant į pensiją. Ir galima nustebti, kad, tikrai, ta apsauga, kad tu dabar negali ištraukti, tai nėra kažkokia didelė problema. Jo, tai čia, aš sakyčiau, pas jūs labai fainai padarytas skaičiuokliai, labai aiškiai ir tas akivaizdžiai matosi, kad tu galėsi išsiimti vienu kartu iš antros pakopos tos pačios, iš trečios visada gali vienu kartu ar dalimis, kaip pats žmogus nuspręs. Tai antroji pakopai yra dabar su šita reforma naujos taisyklės ir atsiranda tos tavo minėtos 10% ir 50% ribos. Skaičiavimas ten atrodo gana komplikuotai, bet aš galiu pasakyti pačią esmę, ten nėra labai sudėtingas dalykas. Tiesiog yra nustatyta, kad kiekvienais metais bus lyginama, reiškia, jeigu už sukauptą sumą susidaro anuitetas standartinis
mažiau negu 10% tuo metu vidutinės pensijos, tai reiškia, tu sukaupiai mažai. Traktuoja sistema, kad sukaupiai mažai ir tu gali išsiimti vienu kartu. Nu, iš tiesų, ten tos sumas turbūt bus po, tarkim, keletą tūkstančių arba šiek tiek daugiau, tai neverta žaisti ir neverta tą sumą skaidyti dar į anuitetą. Bet tada anuiteto tu net neįsigyji. Tokiu atveju net neįsigyji. Gali įsigyti už tą mažą sumą, bet nesi priverstas, ta prasme, gali išsiimti tą nedidelę sumą vienu kartu. Bet tai aš manau, kad tiem, kurie kaups ilgai, tai čia labai bus reti atvejai, kad su tokiu scenarijum susidurtum. Žymiai dažnesnis bus atvejis, kad susidursi su scenarijum, kad sukaupiai daugiau negu ta nustatyta riba, 50%, o 50% tai yra vėlgi lyginama, kad jeigu tu pirksi standartinį anuitetą, tai ar jisai sudarys daugiau negu 50% vidutinės sodros pensijos. Pusę. Jeigu, žodžiu, tau gaunasi sukaupta suma, kuri tau užtikrina labai didelį anuitetą, tai tu neprivalai pirkti anuiteto už visą sumą, reiškia už visą tą perviršį, kuris, kaip Lukas paaiškino, ta prasme, jų skaičiuokliai matos, kad dažnu atveju gausis gana didelis tas perviršis žmogui, kuris ilgai kaupia, tu gali išsiimti vienu kartu. O reiktų nepamiršti, kad už tą likusią sumą tu vis tiek tada turėsi pirkti anuitetą, bet galėsi pasirinkti jo rūšį. Palauk, dar galimas čia, kad būtų aiškiau, nes daug skaičių pasakyti. Pavyzdžiui, mano pavyzdys, man rodo, kad aš sukaupsiu virš $500,000 antroji pakopai, tai aš ten turiu už kiek? Už 150,000 nusipirktą anuitetą, o kas yra viršaus, tai 3 PM aš pasiimu per vieną kartą. Iš esmės taip. Tai kiekvienais metais ta riba bus peržiūrima, bet viskas, kas virš tos ribos, bus galima pasiimti vienu kartu. Ir daugeliu atveju tiem, kurie kaups ilgai, tai bus didžioji dalis. Ir tas anuitetas man yra privalomas, žodžiu. Anuitetas, tose ribose tarp 10 ir 50%, jeigu yra sukaupta už tą sumą, reiškia, reikės pirkti, reikės pasirinkti anuitetą, bet tai vėl, tai nėra taip, kad tie pinigai išnyks, nes gausi priedą prie sodros pensijos. Ir jeigu jau peržengiai tą viršutinę ribą, tai ten, man atrodo, jūs skaičiavote apie 350. Mes skaičiavom, kad jeigu pakankamai ilga distancija yra, tai apie 350 eurų dabartiniais pinigais. Dabartiniais pinigais. Tai va čia reiktų įsivertinti, kad jeigu man gyvenime per mėnesį reikia, tarkim, ten 2000 eurų, tai va pensija duos 700, ne? Tai va 1300 trūksta, bet gerai, bet gal man užteks ir tada 1000, bet jau tame 1000 pensija gali būti 6700 ir žiūrėk, dar 350 atsirado pensijos anuitetas. Ir čia yra rankas, čia yra pinigai rankas, tai taip sakyti, čia yra jau ne taip blogai. Visiškai ne taip blogai. Taip. Tai dar jeigu kažkas daugiau uždirbo, dar, mintis, kad nereikėtų nurašyti tos dalies, nes jinai tuo metu gali būti labai reikšminga suma palyginti daugelį žmonių. Ir taip, tas nusipirkimas šiandien yra kažkokia didžiausia tragedija, bet tai yra iš dviejų pusių. Jo, kad tu perviršį gali išsitraukti, tai yra tiesiog, lygai įpirkiniui, dar kažką, sakau, norėsiu valtį nusipirkti, žvejosiu pensijai. Good for you. Tai nėra, bet šitas dalykas yra atsiradęs, kurį reikėtų pasižiūrėti. Aišku, aš manau, kad tiem, kam mažai liko iki pensijos, čia yra daug dilemų ir čia toks nėra galbūt tokio teisingo atsakymo, jeigu liko mažai laiko, ten daug nesukaupėjai, tai gal ir tikėsi, kad nesukaupsi, kad nereikės pirkti to anuiteto, ten gal pasidėsi tą indėlį, jeigu žmonės nenori, nes nedaug susikaupė. Bet žiūrint, kaip aš sakyčiau, taip jau stipriai į priekį, jeigu mes taip atsiribojam nuo savo pavyzdžių, nuo tos dabartinės situacijos, žiūrim apie Lietuvą už 20-30 metų, tai manau visiems būtų geriau, kad visi ramiai išėję į pensiją be streso, turi papildomai sukaupę tą dalį, kaip kokie vokietukai, čia sakau, būna, išlipa iš to kruizo ten kažkur, gintarus lupa ten kilogramais, iš kur ten jie turi pinigų. Jie turi savo pensiją, tai čia ir yra tas investavimo grožis. Aš dar noriu apie anuitetą paklausti plačiau, dėl to, kad šiaip ir tiesiog ir savo rate jau tarp mąstančių žmonių girdžiu, kad sako, aš tai išsitrauksiu iš antros, perdėsiu į trečią, nes aš nenoriu anuiteto. Tai žinau, Mariau, tu pakeitai mano nuomonę apie tai, kad vis tik tai yra ir privalumų tam anuitete ir gal net nėra logiška, jeigu aš išeinu į pensiją ir joje bus 20 metų, tai gal nėra logiška man viską išsitraukti, gal ten tiesiog tie pinigai toliau gali daryti pinigus.
Taip, tai dėl anuitetų iš tikrųjų dažnai girdim tą motyvą iš savo klientų ir apskritai kaupiančiųjų, kad daug ką gazdina tai, kad reikės antroji pakopai sukaupus kažkokią reikšmingesnę sumą įsigyti tą anuitetą. Tai labai suprantama, kad gazdina tai, ko žmogus nepažįsta, ko nežino ir tikrai anuitetus gal nėra labai lengva perprasti iki detalių. Tačiau pačią esmę išsiaiškinti nėra sunku. Iš esmės šiuo metu pasirinkimas yra tarp 3 anuitetų. Vienas yra standartinis, kur tiesiog reiškia visa sukaupta suma išdalinama tikėtinai gyvenimo trukmei vidutiniai ir jum po truputį reiškia per tuos grubiai 20 metų dalimis išmokama. Bet ten nėra jokio paveldėjimo, jeigu žmogus nieks nežino, kiek jis gyvens, orientuojamas į vidutinę tikėtiną trukmę, o galbūt jis trumpiau gyvens, tada jam spės išmokėti mažiau negu jis turėjo sukaupęs. Tas, kuris gyvens ilgiau, realiai reiškia gaus daugiau negu jisai perdavė Sodros anuitetų fondui tuo metu, kai pirko anuitetą. Bet tas bendrai ir išsilygina. Tai čia yra standartinis anuitetas. Yra dar vienas anuitetas toksai su paveldėjimo sąlyga papildoma. Tai jeigu žmogus gali savotiškai apsidrausti pirkdamas anuitetą, kad reiškia, jeigu taip jau nutiks, kad mano gyvenimas bus trumpesnis, reiškia išėjus į pensiją, tai visa suma, kuri turėjo būti išmokėta iki žmogui sulaukiant 80 metų, jeigu jinai nebus spėta išmokėti ir žmogus mirs anksčiau negu tie 80 metų, tai bus išmokėta paveldėtojam. Tai toks dalinis paveldėjimas elementas yra. Tačiau dar viena rūšis anuiteto, kuri yra dažnai, vėlgi daug kas neišsiaiškina, tiesiog, kad tai egzistuoja ir kad yra toks pasirinkimas, bet galime rinktis taip vadinamą atidėtąjį anuitetą. O esmė jo yra, kad ten didžioji dalis santaupų, 85% išeinant į pensiją, lieka žmogaus pensijų fonde, žmogus ir toliau gali pasirinkti, kuriam fonde kaupti. Na ir tiesiog, jeigu žmogui yra 65 metai, tikėtina gyvenimo trukmė dar yra beveik 20 metų. Tokiam laikotarpiu, aš sakyčiau, net gana racionalu rinktis pakankamai rizikingą fondą, jeigu žmogus nėra šiaip jau ultra konservatyvus, atsargus, nenorintis rizikuoti, nes tai yra dar ilgas laikotarpis ir tas santaupas dar galima paauginti. Būtų racionalu galvoti apie jų paauginimą. Jos bus išmokamos dalimis, iki kol žmogus sulauks 85 metų. O už tą likutį 15% reiškia iš karto yra nuperkamas toks vadinamas atidėtasis anuitetas iš Sodros anuitetų fondo. Ir jeigu jau taip žmogui pasiseks su tą gyvenimo trukme, kad jis bus tikrai ilgaamžis ir gyvens virš 85 metų, tai Sodra išmokinės tą atidėtą anuitetą virš 85 metų. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, didžioji dalis santaupų lieka žmogaus, reiškia, pensijų fonde, jis jų negali pasimti vienu kartu, bet gal ne visada reikia. Čia vėlgi, ką ir Lukas užsiminė, kad mums kartais reikia truputį ir apsaugos nuo mūsų pačių. Nes ar tikrai racionalu taip, labai yra tas noras, kad sukaupiau, išėjau į pensiją, pasiėmiau visus pinigus. O ką darysi su jais? Gerai, vėl visi galvoja, kad aš tai jau paimsiu juos ir racionaliai investuosiu. Bet ar tikrai bus ir amžius, ir galbūt to entuzijazmo nebūtinai labai daug ir žinių, ar tu tikrai norėsi su jais dar tvarkytis ir kažką tai bandyti iš jų išlaužti, taip liaudiškai šnekant? Visai racionalu tuos pinigus toliau reiškia laikyti investuotus į tą patį pasaulio akcijų indekso tipo investicijas su mažais kaštais, pasirinkti tiesiog gerą, efektyvų fondą ir toliau auginti tas santaupas, jas vartojant palaipsniui. Ir tai yra, sakyčiau, labai racionalus būdas. Dėl to anuiteto bijot, kad kaip velnės kryžiaus, ta prasme, kad tai yra tikras blogis, nėra taip. Ta prasme, tai ne šiaip sau yra sugalvotas instrumentas, jisai mums patiems yra naudingas, jeigu mes patys racionaliai žiūrim ir savikritiškai vertinam savo pačių galimybės pasimtą didelę sumą, tarkim 500 000 ir kažką su ją ten tvarkytis. Tai mums patiems dažnai anuitetas, bent jau, kad kažkokią dalį mes savo visų investicijų ir visų santaupų gausim tokiu būdu, man asmeniškai, pavyzdžiui, tai nekelia jokio streso, aš visiškai susitaikęs su tuo ir manau, kad tai bus gerai. Aš tik tai noriu, kad būtų geras pasirinkimas tų anuitetų rūšių, jų gali dar ir padaugėti, bet šiandien yra 3.
Man tai, žinau, kaip tik keltų stresą, kad aš pasiėmiau vieną sumą pinigų ir žinau, kad jau čia iki gyvenimo galo. Taip. Ir jau jų nebekyla. Ir gali būti ir laikau sąskaitoje. Taip, ir daug žmonių neracionaliai pasiėmė tą sumą, galbūt laikys sąskaitoje, kur jinai nebus įdarbinta, galbūt kažkas nukreips ir sukčiai prisiplaks ir pasinaudos. Tai yra problema. Taip, tai reikia ir savikritiškai vertinti, kad mes nebūsim labai jauni ypatingai, ta prasme, kai jau mums bus 70, 75 ar daugiau metų ir turėti tą sąskaitą, kuris spaus smegenis, ta prasme, ir su ją reikės kažką tai daryti, tai čia toks gali būti perdėtai optimistinis mūsų įsivaizdavimas, kad čia labai didelis gėris pasiimti vienu kartu tą didelę sumą. Yra visai gerai, kad yra variantas tą sumą išsiimti toliau investuojant, reiškia dalimis. O dar pasitikslinu, tai ta antros pakopos perviršis, ne, kas jau ten man lieka įsigijus anuitetą, jinai paveldima ta dalis ar ne? Taip, nes ją gali pasimti ir tuomet jau jinai tampa visiškai paveldima. Ir apskritai galioja bendra taisyklė, kad kol žmogus už sukauptą sumą neįsigijo anuiteto, tai viskas, kas yra pensijų fonde, tai yra vis dar paveldima. Tai net ir pasirinkus tą atidėtą į anuitetą, kaip minėjau, 85% lieka žmogaus sąskaitoj pasirinktame, bet kuriame jo pasirinktame pensijų fonde. Ir kol tie pinigai yra žmogaus sąskaitoj pensijų fonde, jis po truputį juos naudoja, bet jeigu taip nutinka, kad jisai miršta, tai visa ta dalis, visi tie 85% minus kiek jau buvo išmokėta žmogui, jinai atitenka paveldėtojams. Tai yra privati asmeninė nuosavybė. Nuostabu. Tai žinot, mes čia dabar pašnekėjom ir gaunasi į vienus vartus, kad tą antrą pakopą laimi praktiškai visais scenarijais. Pakalbėkim, koks turėtų būti scenarijus, kur aš vis tik tai rinkčiausi, arba trečią pakopą rinkčiausi, jeigu esu aukštų pajamų ir prisideda darbdavys. Taip. Ar yra scenarijus, kur rinkčiausi ETF geriau ir pats investuočiau išsiemęs, negu kad... Bet čia turiu omeny, žinai, ne tik amžių, bet, ten esu ir šiaip labai turtingas ir pirksiu jachtą ant pensijos, ir iš tos kategorijos. Tai visą laiką yra tam tikra dalis žmonių, kurie gali daryti patys ir ETF'as yra pats pigiausias variantas, bet jis yra tam tikra prasme ir pats, galimybė pasirinkti daug yra ir privalumas ir trūkumas, nes mes ir darom mokymus ir tarsi kalbam apie visas turto klasės ir ten daug dalykų yra. Dažniausiai, ką aš matau problemą, kokią? Kad žmogus atsidaręs vienam brokeriui ir kitam brokeriui tą sąskaitą ir galvoja, pirksiu ETF-us laiką, periodiškai. Staiga nusipirko dar ir Nvidios. Taip, nes pastaruoju metu labai kilo. Kad jau užėjau. Ir viskas gerai, kol kyla, bet paskui nutinka tos emocijos ir čia kaip, jeigu eini pro kazino, kartais geriau eiti pro šalį, o ne užeit trumpam. Tai kaip ir su mityba, kaip ir su sportu, kaip ir su investavimu, yra esminis dalykas planas ir disciplina. Ir taip jau yra, kad žmogus nėra stiprus nei su planu, nei su disciplina. Tai čia, sakyčiau, yra gerai reiktų įsivertinti. Be abejo, kad tas, kas supranta ir žino, ir viskas gerai, ir jie išsitrauks ir galbūt susidės ETF-us, ir jie gaus tą patį rezultatą ilgainiui, netgi tą patį rezultatą praktiškai gali gauti kaip trečioje pakopoje su darbdaviu, bet netoli. Bet tai yra maža dalis visuomenės ir mes kalbam apie tai, kad jeigu gali neapsikrauti, aš sakyčiau, ir gauti tą patį beveik, tai tada turi būti tavo arba hobis, arba tu turi dirbti, arba tu labai patikti, ką tu ten pats asmeniškai. Bet aš laiką sakau, aš iš investavimo srities, mes valdom investicijas, valdom fondus. Bet aš taip sakau, kad jeigu gali nesidomėti investavimu, nesidomėk investavimu. Yra žymiai įdomesnių dalykų gyvenime, menai, muzika, sportai, pilna reikalų. Negu čia kiek Tesla mašinų pardavė praeitą ketvirtį, dabar man pirkti ir parduoti. Tai ETF-ai turi tą niuansą, kad tu tą raketą pats vairuosi ir dabar čia bus gerai. Ir gali būti geriau. Bet šansai yra labai maži. Trumpuoju laikotarpiu. Trumpuoju laikotarpiu gali visai gautis gerai, geriau gali, ilgoju laikotarpiu greičiausiai, vėl, tie patys tyrimai, fondai atsilieka nuo indekso, o žmonės, kurie investuoja savarankiškai, atsilieka dar labiau nuo fondų ir nuo indekso. Tai kurie turi visiškai laisvę ir gali pat pigiausią instrumentą. Dėl tos pačios psichologijos, dėl to, kad nelaikų įdeda, to net ištraukia.
turiu visą laiką tokį paaiškinimą jau tiem žmonėm, kurie man nuolat rašo žinutes, kad jeigu tu taip gerai tiki, kad tu performansi geriau negu fondas arba indeksas, tai tau turbūt būtų laikas jau dirbti fonde. O tu tiesiog dirbi IT specialistų hostingė ir žinai. Ir, jeigu taip savim tiki, tai I guess reiktų keisti profesiją. Tai čia to perdėto pasitikėjimo savimi, tai yra jau daug kartų tikrintas efektas, ta prasme, labai dažnai investavime pasitaiko ir ypač žmonėm, kurie turi kuo mažesnę patirtį, tarkim, keletą metų ar 5 metus, o ne 10-mečiais, tai to pasitikėjimo savimi, būtent perteklinio, perdėto jo būna daugiausiai. Tai galvoju, pabaigai rekomendacija arba gal užtvirtinkim, koks būtų pats blogiausias scenarijus dabar. 26 metai ir aš paimu savo pensiją ir su ją darau ką? Iš antros pakopos. Blogiausias, labai aišku, sunku pamatuoti. Aš sakyčiau, vis tiek gali būti įvairių scenarijų ir visokių gyvenime dalykų gali nutikti ir žmogui gali tikrai, prireikti ant kokiam nors buitiniam reikalam, kažkokios sveikatos, labai rimtos problemos ar panašiai. Tai aš nevertinčiau to kaip labai blogo scenarijaus, kad žmogus išsitraukia, pavyzdžiui, santaupas ir naudoja kažkokiam tikrai svarbiam reikalui, kur labai labai prireikia ir tai yra tikrai labai gyvenimas. Pavyzdžiui, krūtis susidėtų. Aš abejoju, aš sakyčiau, taip, turbūt gražu ir kažkam tai Return on investment gal. Bet vargu, ar tai puikia investicija, nes reikia pagalvoti apie save, gerai, o praeis 10-15 metų ir tada ką galvosi apie šitą savo sprendimą. Bet dar blogiau turbūt yra, kad, ir ką rodo vėlgi Estijos, pavyzdžiui, tie patys duomenys, gal lengviausia žiūrėti, tai jie dar paėmė atskirai panagrinėjo jaunus žmonės iki 35 metų, tie, kurie išsiminėjo. Tai šiaip daug vartojo, labai didelė dalis vartojo. Vyresni ne tiek daug, bet jauni daug vartojo. Dalis gražino brangias paskolas, visokias vartotojiškas ir panašias brangias. Tai aš sakyčiau vėlgi, nėra pats durniausias ir blogiausias pasirinkimas, jeigu turi tikrai brangių paskolų, ten po 17, 18 ar 20% metinių palūkanų. Taip, jas reiktų skubėti pasidengti tokius brangius įsipareigojimus ir ar tai pensijų pinigais, ar kitais kažkokiais tai pinigais reiktų skubėti. Čia yra gana racionalu. Bet jeigu nėra tokių dalykų ir jeigu tu pasiemi ir nusiperki, tarkim, geresnį teliką ar mašiną truputį naujesnę ar dar kažką, tai vargu bau. Nebent tu tą tikrai matai kaip investiciją ir kad tai padės tau uždirbti didesnės pajamas ar dar kažką. Bet jeigu taip tiesiog savo pasidžiaugt, tai nėra labai gerai. Nes ką Estijos duomenys dar parodė, kad tie jauni žmonės, kai kurie net ir tie, kurie pasidengia tas brangias paskolas, po 9 mėnesių jie vėl turėjo tiek pat tų brangių paskolų iš naujo. Reiškia, yra kažkas blogai galbūt su elgsena ir su gyvenimo pasirinkimais ir su būdu, kaip yra tvarkomi finansai ir net ir tie pinigai, kurie jau buvo ištraukti, paaukoti, tie pensijų pinigai atrodytų visai gal neblogam tikslui. Deja, jeigu nėra sprendžiamos pamatinės problemos, net ir tai nepadeda. Tai čia tokie turbūt, nežinau, gal tu turi idėjų, kaip blogai galima panaudoti. Naują mašiną nusipirkti. Iš salono mašiną naują paėmė ir čia yra sveikinimai. Taip. Pats, nes išvažiavo mašiną iš salono, minus ten 8-9%, pavažinėjai metus, minus 2% trim. Tai aš tokių galbūt prabangos prekių kažkokių, čia manau būtų toks atiduoti paskolas vienareikšmiškai geras variantas, ta prasme, šiaip kitiem, kad brangias paskolas, nes aš kartais gal aš tai sakyčiau, kad netgi ir bet kokias, nes kartais būna žmogui kelia įtampą. Tas stresas. Nes aš esu skoloju, ten kas nutiktų, jeigu ten neteksiu darbo, ten bankas mane iškraustės, nors tai nėra taip lengva, bet toks būna, čia tai dar aš suprantu, kad šitoje vietoje kažkoks racionalus vartojimo paskolas. Visiškai. Ten yra didelės palūkanos, tai čia nėra kalbos. Sakyčiau, ten natūraliai gali būti didesnės palūkanos moki negu uždirbs fondas. Tai čia vienareikšmiškai geras. Su nekilnojamo turto, sakau, čia toks emocinis momentas, tai nekilnojamo turto paskolas, jos yra pačios pigiausios paskolas. Jos yra, aš sakyčiau, normali praktika turėti tą nekilnojamo turto paskolą būstui, nes tai yra tam tikras irgi taupimas.
toks, disciplin, vis tiek tu turi tą kažkiek sumokėti per mėnesį. Bet, jeigu kelia stresą, čia galima. Bet prisipirkti dabar, nežinau, nusipirkti naują televizorių, nors senas puikiai veikia ar ten turiu praeitų metų iPhone, dabar reikia naują iPhone. Čia yra apie ką kalbam. Kelionę galbūt važiavom, būtų galima, kaip visą laiką važiuoti, o dabar išsitraukiam ir važiuosim į kosmosą. Tai čia toks, sakyčiau, jau yra problematinis, manau, elgsena ir tą estai parodė. Ir aš manau, kad Lietuvoje tas pats bus. Ir čia didžiulė yra problema, nes net ir dabartiniai Lietuvos tyrimai rodo, kad žmonės sako, kad investuos tos pinigus, bet reikia paklausti, į ką? Ar į save investuosi? Ar į virtuvę? Ar į virtuvę, ar į naują mašiną? Nes čia labai skirtingas investicijų sąvoka yra. Tai geriausiai būtų. Dar yra vienas blogas, tikrai, tik tai jo turbūt niekas nesirinks sąmoningai, bet gali būti ir aš tikiu, kad bus tokiu atveju, tai sukčiai. Man taip panašu, kad jie tikrai naudosis tą galimybę ir suaktyvės ir matyt bus aukų. Ir čia labai atsargiai. Man visai neseniai skambino. Irgi ten kažką rusiškai šneka, klasika žanro. Žodžiu, deklaravimas, periodas, ten reikia kažką daryti. Čia, žodžiu, problemos. Taip. Nebesvaikim. Rizika yra nemaža ir Lietuvos banko tyrimai rodo, kiek tų sukčių pramuša vis dėlto tą barjerą, kad ir kaip keistai atrodytų, kad ir kokia nesąmonė, bet žiūrėk kažkur vis tiek ten tą mažesnė miestelėje atokesnį vyresnį žmogų ir prigavo, nes jisai geras žmogus, jisai rūpina senuku, o problemoj ir žiūrėk 3000 ir nebėra. Ar ten, nesveikos sumos būna. Tai čia pats blogiausias variantas. Tai sukčiams darbymetis 26 pradžioje. Visiems visus kelionių agentūram darbymetis bus elektronikos prekių. Mašinų salonam. Taip. Visi bus kitais metais labai darbingi, nes klientų bus. Bet čia būtų liūdniausia iš tikrųjų, tai aš gal irgi taip vieną mintį tokią nešiojausi, kad tas Zefyro testas, kurį čia priverstinai politikai visus privers sužaisti, tai jisai mano galva padidins nelygybę, nes tie sąmoningesni žmonės, jie įsivertins galimybės ir daug iš jų, arba liks antroji pakopai, arba dar, sakykime, kažkas tai persikels į trečią pakopą ar panašiai, bet jie darys tokius sprendimus pagrindė. O žmonės galbūt mažesnių pajamų ir neatsitiktinai dažnai ir paprastesnio išsilavinimo ar panašiai, jie bus labiau linkę, ir tą rodo ir duomenys Estijoje, labiau linkę išleisti galbūt nebūtinom išlaidom, bet atsiras tokių pinigų iš dangaus ir trumpam galima bus pasijusti turtingesniu, tai bus apgaulinga, bet labai laikina. Ir dar labai blogai, jeigu dalis jų, aišku, atiduos pinigus sukčiam, tai bus labai liūdna. Ir teja, neliks tų santaupų, kurios turėjo padėti ir kaip tik, ką jau Lukas daug kartų pakartojo, mažesnių pajamų žmonėm antra pakopa yra tikrai labai geras dalykas, jiem reikėtų ten būti. O kaip tik, jeigu mes eisime panašiu scenarijum, panašia trajektorija kaip Estijos visuomenė, aš nematau priežasčių, kodėl būtų labai kitaip Lietuvoje, tai daugiau tie žmonės, kuriem kaip tik labai reikalinga būtų pasilikti antroji pakopai, jie gali būti linkę pasiimti tuos pinigus ir išleisti. Ir tai bus liūdna, jeigu mes po 2 metų susirinkę matysim tą statistiką būtent tokią. Labai tu pritariu, aš pati, tiesą pasakiusi, ruoždamas šitai laidai ir žaisdamas tą skaičiuoklę ten keletą valandų, pati skaičiavau, kiek man trūko laiko susivokti, įsigilinti. Ir žinai, aš jau temoje esu 1,5 metų ir turiu finansų magistrą. Tai užtrukau, kol susiradau savo ten šeimai ir man tinkamiausius scenarius ir tada galvoju, kokius šansus turi žmonės, kurie nei to išsilavinimo neturėjo, nei šiaip finansinio raštingumo turbūt kažkokį tai mokymą turėjo gyvenime. Ir dar turi mažas sumas ir būtent tiesiog svajoja gal bent laikinai pasijaus turtingais. Tai labai gaila, kad skurdžią dalį skurdinanti reforma bus. Deja, bet tai yra laikas. Tokiam laidom gal biškai. Galbūt mūsų pastangos kažką vieną kitą žmogų, ta prasme, sumotyvuos pasidomėti ir tai jau bus gerai. Tai jau bus tas laikas neveltui išleistas ir bus pasitikrinimas. Čia tiesiog politikai privers visuomenę pasitikrinti, ir matysim, kokie tai rezultatai. Aš visiems prie kalėdų stalo ar kūčių, žodžiu, kai suvažiuos pusbroliai, pusseserės, ten tas stalas ir visą laiką bus tas, kas geriausiai žino, ne? Ir aš darysiu taip ir visi jūs darysit taip, nes aš žinau.
Tai jūs, aš sakyčiau, atsidarykit investavimas.lt skaičiuoklį. Taip. Pasimkit tą pusbrolį ir dėdę, susimeskim skaičiukus, minutę max ir dėkim dėdai per ausį gal tada, jeigu jisai ten nusvaigo. Nes manau, kad aš labiausiai bijau, sakau, mane purto labiausiai svaigalai. Tai ir kai yra sprendimas priimas neracionaliai, neremiantis duomenim, o emocija arba anekdotais blogiausia, arba dar melagystėm, tai yra didžiausia tragedija. Tai jeigu visi padarytų tą skaičiavimą ir visi priimtų sprendimą išeiti, aš sakyčiau, mes viską padarėm, visuomenė žinojo, jinai subalsavo. Blogiausia yra, kai tu atini, net nežinai, kad balsuoji, ir ar atėjęs balsuoti, net nesupranti, už ką balsuoji. Čia yra didžiausia tragedija. Tai turbūt dar turim kurį laiką visuomeniai šiek tiek papasakot, nebrukant, kad čia vienintelis ir nepakartojimas variantas, daugiau nėra. Yra tų variantų, bet nelabai, mintis tokia turbūt šio podcast'o, nelabai geriau gausis. Tai ypač jeigu mažos pajamas turi, tai neapsikraunat ir sakyčiau, ir su šypsena laukia tos pensijos, nes bus geriau negu galvojat, greičiausiai. Jeigu gaunat didesnės pajamas, tai eikit pas darbdavį, pasišnekėkit rimtai 1:1 ar 25:1. Ir pasirinkit gerą fondą tinkamą, nes yra skirtumai, trečioje pakopoje dideli. Ir tik tada, sakyčiau, jau svarstykit ten kažkokius drastiškus sprendimus kitokius daryti. Ir čia jau mes turim labai nemažai ką nuveikę ir jeigu daugelis tokį pratimą padarys, aš manau, kad mes turėsim daug turtingesnę visuomenę po 10, 20, 30 metų. Labai tau pritariu, galvoju, gal net reikia tokį ir palikti žiūrovam, kad tikimės per Kalėdas, kad išsikelsit projektorių ir giminaičių pensijas ant skaičiuoklės parodysit. Bus įdomu, bet labai džiugu, jeigu vienas kitas toksai šeimos balius vyks būtent tokia linkme. Būtent. Tiesiog žinokit, kad kai prasidės anekdotai, galima įsijungti investavimas.lt ir pasitikrinam visų parametrus. Tai ačiū Jums labai, man atrodo labai geras pokalbis buvo, labai tilpom į trumpą laiką ir tikiuosi neišvarginsim, bet padėsim apsispręsti. Tai ačiū Jums. Ačiū. Iki.